Kodėl aš teigiu, kad glitimas ir pienas yra blogai? Jeigu žmogus neturi celiakijos, alergijos glitimui ir pienui, kodėl tai turi būti blogai? Labai daug gydytojų kalba apie tai, kad dabar mada yra sakyti glitimo ir pieno. Superinis klausimas, Karolina. Aš visada aiškinu. Ir aš žinot, ką aš visada pabrėžiu. Nieko netikėkit. Nei manim, nei kitais specialistais. Nesvarbu, kokias jie ten regalės turi. Visada reikia klausti, kodėl. Ir jungti kritinį mąstymą ir patiems ieškotis informacijos ir tada daryti išvadas. Nes, ypač kas liečia mitybos, nebūna vienareikšmio kažkokia atsakoma, mes visi visada pasirinkam kažkokias autoritetus, kurie mums paaiškina galbūt įtikimiau. Tai aš pabandysiu jums paaiškinti. Taip, kas yra glitimas? Glitimas yra baltymas. Ir anksčiau buvo kitokie grūdai, pavyzdžiui, spelta yra vienas iš tokių senesnių grūdų ir anksčiau duonos kepimo technologijos buvo labai skirtingos. Tai buvo fermentacijos procesas, natūralaus raugo, kurio metu glitimas buvo dalinai suskaidomas. Ir tokia duona buvo ir mūsų virškinimui sveikesnė, lengviau buvo suvirškinama, nes mes neturim fermentų, kurį glitimą skaido. Ir taip pat, kas liečia būtent žarnyno pralaidumą, nesukeldavo tiek problemų. Glitimas yra baltymas, kuris mūsų žarnyne aktyvuoja fermentą zonuliną. Ir dabar netgi galime atlikti išmatų tyrimą zonulinui, man atrodo, jis apie 130 kainuoja, ten, kad pažiūrėti, ar yra žarnyno pralaidumas. Ir tas glitimas šiuolaikinės, kuris per paskutinės 80 metų ten jie tą haploidinį grūdą selekcionavo, padidino glitimo kiekį. Dėl ko? Dėl to, kad prideda purumą. Mūsų kepiniams tai yra gerai, bet mums tai yra blogai. Tai tas glitimas aktyvuoja zonuliną, didėja žarnyno pralaidumas, tai tie žmonės, kurie turi polinkį į autoimunines ligas, tas glitimas tiesiog yra mechanizmas. Ne pats glitimas sukelia, bet jisai padaro žarnyno pralaidumą. Celiakija, tai čia jau visiškai kitokia istorija. Tai yra grinai jau su glitimu susijusi autoimuninė liga. Kiti žmonės turi, tai vadinama angliškai non-celiac gluten sensitivity, nes su celiakija susijęs jautrumas. Testais jisai nėra aptinkamas, bet jeigu jūs turite autoimuninių ligų, alergijų kažkokių, galit šalinti ir žiūrėti, kaip keisės jūsų savijauta ir visa kita. Su pienu yra tas pats. Pienas yra ne dėl laktozės, rekomenduojama šalinti dėl kazeino. Kazeinas turi tokį pat imunogeninį poveikį. Vėlgi, jeigu mes kalbam ne bendrai visiems žmonėms, žmonėms su autoimuniniais susirgimais. Tai kazeinas daug turi kryžminių reakcijų ir su glitimu, ir gali būti trigerių. Yra ir daug kitų produktų, kurie gali būti trigerių, apie juos mes irgi programoje kalbam. Taigi, mada ne mada, bet tai yra individualus požiūris. Žmonėms su autoimuniniais susirgimais būtinai reikia vertinti šių produktų poveikio jų organizmui. Tikiuosi atsakiau, tai ne visiems aš rekomenduoju glitimą pieną šalinti, bet yra tikrai žmonių grupių, kuriems rekomenduoju. Tie, kurie valgo, valgykit senovinį grūdą, kepkit natūralaus raugo duoną ir bus jums sveikata ir laimė.